susitikimas su Mariumi Aglinsku, žingeidžiu ir kūrybingu žmogumi iš Joniškėlio, kalbančiu gražia pasvalietiška tarme. Marių visi pažįsta kaip užkietėjusį motociklininką. Galim sakyti ir motociklininkas. Nuo pat mažų dienų aš su motociklais. Tai kaip ir motociklininkas, 100%, sakyčiau. Marius džiaugiasi jau daug metų priklausydamas baikerių klubui. Bendraklubiečius vadina broliais ir žino, kad visada gali sulaukti tarpusavio pagalbos. Su klubu viskas gerai. Daug brolių, viens kitam padedam, jeigu reikia. Ir šiaip visi draugiški. Nuo pat vaikystės Marius mėgo techniką. Jam buvo įdomu kažką sukonstruoti, patobulinti, sukurti pačiam. Vaikystėje jo, mėgindavau kažką daryti, konstruoti. Tais laikais dar tų paspirtukų nebūdavo. Aš atsimenu, dar mažas vaikas iš senų lentų ten bandžiau susikalti kažkokį paspirtuką, bent jau, kad būtų ant 2 ratų pasivažinėti. Ir po to patėvis pamatė, kad aš ten kažką darau, visai man suvirino. Turėjau metalinį labai sunku. Nu, vat, dviračiai pats remontuotavau. Nu, tiesiog kišdavau nagus ten pats visur. Ar jis pasisekdavo, ar nepasisekdavo, vis tiek kažką darydavau. Į laikrodžius lįsdavau, žiūrėti, kas ten yra viduj. Na, vienu žodžiu, toks mėgėjas būdavo pasikrapštinėti. Turiu dar kaip ir traktoristo specialybę turiu. Nes anksčiau tėvai dirbdavo su traktoriais, važiuodavo ten visur ir kaip ir vaikam patikdavo, man kažkaip nusprendžiau laikytis traktoristo teisės, tai įsilaikiau. Teko ir padirbti, po to suvirintojų mokinausi, po to odos mokyklą šiokią tokią esu baigęs. Tai kas man prie širdies labiau traukė, ten norėjau. Būtent suvirinimas man ir, kaip sakant, po šiai dieną dar gyvuoja. Nes be suvirinimo, iš metalo nieko nepadarysi, ten vis tiek reikia suvirinti. Daugumą virinas, dalys visokios ten. Ne vien motocikliukai ir šiaip kažką suremontuoti, patvarkyti. Tokius žmonės kaip Marius paprastai vadiname auksarankiais. Tačiau Marius kuklinasi taip pavadintas. Gal nepavadinčiau auksarankiais, tas smalsumas davesdavo iki to, kad kažką daryti. Atsimenu dar įžą jau kai turėjau, tai kažkur, neatsimenu, nepasakysiu, kur mačiau, kaip atrodo žiedinis motociklas, tai bandžiau iš to įžo padaryti kažką panašaus į žiedinį motociklą. Ten tokius šonus darėm, kad imituoti plasmasės kažkokias tenais, vienu žodžiu, įsidirbinėdavom. Ne tik domėjimasis technika, konstravimu, bet ir Mariaus kūrybinis polėkis ir pomėgis piešti išryškėjo jau mokykliniais metais. Piešti jo, piešdavom. Atsimenu, dar mokytoja yra sakius, kai pamatė tos mano piešinius klasiai, ten reikėdavo kopijuoti. Pastatydavo kažkokį daiktą, reikėdavo visiems mokiniam kopijuoti. Ir tai pamatė, kad gan neblogai piešiu, tai net pasiūlė, sako, gal galėtum stoti į dailės akademiją kažkur ten mokintis. Aš kažkaip nesakau, man užtenka ir tiek. Tai mėgdavau piešti, jo. Atsimenu, dar netgi ir būdavo senais laikais, gaudavom nuotraukų su visokiais ten filmų herojais, ten ir Terminatoriai, ir tas žmogus, robotas, policininkas iš filmų, tai iš tų mažų nuotraukų išpiešdavau didelius paveikslus, tai dar profkiai tekdavo ir parduoti, nes prašydavo, ar gali parduoti. Tai
būdavo tokių dalykų. Susijungusios dvi Mariaus aistros – motociklai ir kūryba – pagimdė motociklų modeliukų kūrimo idėją. Su motocikliukais tai man ten užsivedžiau, čia gal, kiek šitų metų dabar, kokie 8, gal 9 metai atgal, kai važiavom į vieną klubą ir reikėjo nuvežti dovaną. Tai pažįstamas ten padarė motocikliuką labai greitai, per kelias valandas. Pamačiau, tai kažkaip nusprendžiau, kad reikia man pabandyti. Tai va, nuo to įsivažiavo ta visa gamyba tų motocikliukų, pagaminęs 27 berods. Nu ir kol kas dabar nutrūkęs tas mano darbelis, jau kokie 3 metai, bet vis dar nenumetu į šoną. Kažkada reikės vėl jos pradėti daryti. Pasvalio muziejui, krašto muziejui buvau surengęs praeitais metais. Apie 2 mėnesius kažkur prabuvo parodą. Manau, kad pasiteisino tą parodą. Gal kam ir patiko, gal ir ne, bet sakyčiau, kad kokie 80% tikrai turėjo patikti, ypač berniukam. Visi yra išdalinti, draugam. Kol kas neturiu, bet svajonė yra mano, kad gamintis tik tai savo ir kolekcionuoti. Bent jau, kad garaže nebūtų tuščios vietos. Vieni kūrybinio įkvėpimo ieško gamtoje, kiti klausydami muzikos ar stebėdami vizualaus meno kūrinius, o Marius jį atranda nurimęs ir atsitraukęs nuo kasdienių darbų. Jautrumą aišku turiu. Jo, įkvėpimas. Būna, kad savaitę padirbi, atrodo, tiek smegenys pavargsta, reikia biškį atsipūsti, palaukti, gali atsiras kažkokia naujas idėjas. Ir atsikvėpi to pačiu. Jo, tas įkvėpimas tikrai būtinas. Sakyčiau, kad pavargsta smegenys. Reikia atsikvėpti. Tad su naujom idėjom grįžti po 2-3, sakykim, dienų būna į savaitę ir 2 praeina, kad nieko nedarau. Ar susapnuoju, ar šiaip šauna mintis, ar pamatau kažkur kažką įdomesnio, tai bandai daryti. Marius rengia naują parodą, tačiau ne motociklų modeliukų, o paveikslų, kuriamų surenkant smulkiausias detalės. Kaip ir modeliukų kūrimas, paveikslai reikalauja kruopštumo ir susikaupimo. Ši nauja kūrybinė aistra taip įtraukia, kad Marius pamiršta ir laiko tėkmę. Kažkaip šiais metais po naujo pradėjau su paveikslais. Nežinau, kaip įvardinti, ten nepiešimas, ten net neįsivaizduoju, kaip ten galim pavadinti. Na, ten vien žodžiu 5D kažkokių ten, iš kažkokių mažų plasmasiukų reikia sudėlioti paveikslą. Gaunu ruošinį. Aš siunčiu nuotrauką, kokios man reikia ir žmogus padaro ruošinį, aš užbaigiu tą visą procesą, sudėlioti paveikslą. Kruopštumo gal ne, laiko reikalauja, gerų akių, mažas dalis. Tai tuo pačiu atsipalaiduoji, apie daug ką pamastai, kažkaip. Nežinau, kaip netyčia kažkaip atradau tokį pomėgį ir vis dar negaliu atsitraukti nuo jo. Bandau ruošti kitiem metam parodą su tais paveikslais. Prieš keletą metų dirbdamas miške, Marius patyrė traumą, kuri jo gyvenimą pakeitė kardinaliai. Pasikeitusią realybę priimti nebuvo lengva, tačiau būtent pomėgis motociklams padėjo nepasiduoti ir nenuleisti rankų. Nežinau, kažkaip nepalūžau, tik 1 metai buvo sunkus iš po traumos.
draugai, sakyčiau. Nieks praktiškai nenusisuko. Bendraujam toliau. Tas įkvėpimas man tie motociklai kažkaip davė spyrį į priekį, kažkaip kitaip galvojasi, nežinau, nėra tokių minčių visai, net kad nieko nenoriu, čia nieks neįdomu. Tiesiog kažkaip praktiškai net nesidairau atgal, kas čia man nutiko ir taip toliau, vienu žodžiu. Žiūriu į priekį, kad išgyventi su savo svajonėm. Čia iš po traumas kažkaip buvo labai gaila parduoti savo seną motociklą turėjau. Tai jau galvojau, kad jau viskas, aš jau nebegalėsiu važiuoti. Pardaviau. Bet paskui kažkaip vis tiek man mintyse kirba, kad noris motociklą ir vis tiek. Pradėjau ieškoti. Radau internete tokį Burgmaną. Tai kažkaip nusprendžiu, sakau, jisai turėtų man tikti. Nusipirkau po kiek laiko. Buvo ruduo, tai kažkaip pažįstamas draugelis lopšį tokį seną suveikė, įžo. Tai tada padariau, kad rėmas prisisektų prie motociklo ir bandžiau tą visą kėbulą po to jau tvarkyti, virinti, špakliuoti, dažyti. Tai kaip ir pavasarį išvažiavau jau į kelią, jau buvau patenkintas. Tai kai tik kažkur nuo 14 metų jau pats sėdžiu nuo 10 metų, o važiuoti pradėjo, man atrodo, su motociklu, jeigu nepameluosiu, nuo 13. Tai ne metai praėjo, tai praėjo 2 su biškiu po traumas. Tai iki šiol važiuoju. Burgmaną pakeičiau į išsvajotą Goldwingą. Kol kas dabar su juo ir važiuoju. Pliusas Goldwingo tam, kad yra atbulinis. Ir malonumas. Į kiekvieno žmogaus atmintį labiausiai įsirėžia pačios sunkiausios ir pačios laimingiausios gyvenimo akimirkos. Vienos mūsų užgrūdina, o kitos pakylėja, motyvuoja, įkvepia naujiems kūrybiniams ieškojimams. Pati sunkiausia diena turbūt vasario 2, kai įvyko trauma. Pati laimingiausia diena. Pati laimingiausia diena, kai atsirado dukrytė. Ir dar pati laimingiausia diena, kai susipažinau su Simona ir vedžiau. Tai patys laimingiausi mano dalykai. Apsiženijau su Simona. Jau 5 metai iki ženoti. Atsirado dukrytė, kur be galo myliu. Įkvėpimas irgi iš šeimos pusės yra toks ir palaikymas, sakyčiau. Nėra prieš, kad aš su motociklu važiuoju. Vien žodžiu, kaip sakant, viskas gerai su šeima. Marius optimistiškai planuoja ir tikisi įgyvendinti dar vieną savo svajonę. Man taip gera. Aš judu, mąstau visą laiką į priekį. Savaitėm gal nesumąstau, bet kas rytoj bus, ko veiks rytoj, jau tai vis tiek planuoju. Tuo man kažkaip ir užvedas, veikti kažko, judėti. Yra svajonė. Mano svajonė yra apvažiuoti aplink Baltijos jūrą.
bet nežinau, kada įgyvendinti. Reikia tam daug ruoštis. Sveikam žmogui gal čia yra paprasčiau, tai suplanavai 2-3 mėnesiai ir išvažiuoji. Rateliuose yra jau sunkiau, reikia ieškoti ir kad būtų pritaikymai su nakvynėm ir aišku, galima ir palapinėse, bet maža ką, lietus ar dar kažkas. Marius Aglinskas realizuoja savo kūrybinius sumanymus. Kuria modeliukus ir paveikslus, organizuoja parodas, keliauja motociklais su broliais baikeriais ir net neįsivaizduoja, kad jo gyvenimas įkvepia ir kitus žmonės. Įvykus gyvenimo išbandymui nenuleisti rankų, priimti naują gyvenimo realybę, ieškoti išeities, kurti, planuoti ir daryti. Toks yra Mariaus gyvenimo moto. Turiu čia vieną pažįstamą, iš Joniškėlio yra, jis irgi žmogus buvo šiek tiek užsidaręs. Tai mes su juo susibendravom. Tai dabar jau ir kiekvieną dieną į lauką. Dažnai pas mane garažą atvažiuoja pašnekėti, pabendrauti apie techniką. Žmogus kardinaliai pasikeitė nuo tos dienos, kai pažinojau aš jį. Sakau, jeigu pats nenorės, tai čia sunku labai priversti žmogų. Reik pačiam kažkiek norėti. O po to jau, sakyčiau, gal įsivažiuoji. Tas visas tas procesas gyvenimo, judesys. Aišku, reikia ir palaikymo, ir draugų reikia tokių pat. Jeigu vienas užsidaręs, tai čia televizorius ar telefonas nepadės. Aš manyčiau, kad taip. Projektą Susitikimai iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.